Sveiki, be telefono savaitgalį pabuvęs Trumpas grįžo į realų pasaulį ir pamatė, kad Rusija, Indija ir Kinija susikibę rankom. Man tai normalus vaizdas, nes jos regiono ten lyderės, nes Rusija yra ir Azijoje, jinai ne tik Europoje, jos didžioji dalis yra Azijoje. Tai Rusija yra per 2 kontinentus šalis, o idėjiškai, ekonomiškai ir karinė prasme ir Afrikoje 40 šalių yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Rusija. Tai Rusija ir Afrikoje yra, kaip sakant, Rusija ir Afrikoje, Rusija ir arabų pasaulyje, Rusija yra daug turi šitų visų partnerių. Tai reiškia, užteko iš Trumpo paimti telefoną ir viskas, susireguliavo taika tenais Azijoje. Jisgi pastoviai grasina kursto, trečių pasaulinių, aš jums šiandien ryte pranešiau vėl. Čia bus trečias pasaulinis. O Putinas jam pasakė, tylėk, nustok tokiu tonu kalbėti. Tu neturi teisės taip kalbėti ir įžeidinėti. Ir vienu žodžiu, nes jisai grasindavo visiems iš eilės. Ir jie jam pasakė, nustok. Ir tada jisai, tai ir sėkmės jums. Tai gal reikia nustot grasinti, kažkaip nepriimtina. Patys matėme to susitikimo aurą, kad net 3 NATO šalis atskrido pasišnekėti. Vengrija, Turkija, Slovakija. Suklydau, kad vyko su keleiviniu. Jisai varė su savo lėktuvu ir aišku, kad ne per Lietuvą ir praskrido sėkmingai. Nors virš mano namo tai skrenda Pekinas. Tikrinau. Taip. Tai va. Man neleis šnekėti jau šitie visi režisieriai. Tai Trumpui reikia lankstumo jis neturi, žmogui beveik 80 metų. Ir šiandien jisai pats įdėjęs, ar jo administratoriai Facebook'e, kad jisai neišgirdo, nesuprato klausimo, Melanija jam paaiškino. Bet tai nereiškia, kad jisai kurčias ar durnas. Aš kiek esu stebėjusi, kaip ten vyksta tos spaudos konferencijos, ten visi labai įsiaudrinę, emocionalūs, tie žurnalistai barmatavo ir nesuprato, ką pribarmatavo, ir tada Melanija jam išaiškino. Tai gerai, kad jinai palaiko. Bet Melanija irgi yra už taiką ir už savo vyro sveikatą. Sakau, galėjo būti, kad jau jisai pradėjo siautėti, jam kokia psichozė prasidėjo, tai biškį paguldė, praoperavo ranką, ten dar kažką tai. Ir Bidenas operavosi, Bidenas tai labai sunkiai serga. Tas prezidentavimas taigi niekam neprideda sveikatos. Pažiūrėkite į mūsų ministrus, pažiūrėkite į Čmilytę, paseno 50 metų. Budrys kaip nuseno. Ojei, bet kaip šiandien Šakalienė baisiai prisisapnavo. Jis tokia visa prakaituota. Ir aš jai sakau, sapne sakau, aš tave kritikuoju, bet man taip primeni sesę, nes sesė aš tik po mirties, po poros metų sužinau, kad turėjo vėžį. Sakau, primeni sesę, sakau, aš nenoriu tau pakenkti. Ir sakau, nes aš paviešinau, kad tas jos pavaduotojas mane pakvietė į kariuomenę. Čia turbūt yra, kad labai jau panašus. Aš labai tingiu tikrinti, kas tada buvo policijos imuniteto vadas tais laikais. Tai ir paskui jinai jau sapne pripažįsta viską, kad žinau. Sakau, jie mane šmeižia, sakau, kas nesąmonės visur šneka. Taigi, sakau, aš mėnesį, sakau, kareivinių tarnybą, žinau. Sakau, tai pasižiūrėk, taigi čia finansiniai duomenys, žinau. Ir supranti, o tos kokios atakos. Jie labiausiai išprotėjo, kad aš taip išeina 2 kartus kariuomenį, nes kaip sakyti, jie įsivaizdavo, kad aš žinau, aš tikrai aš atsimenu tą gečą, aš atsimenu skat, jie atsimenu pagaudavo mane rinktiniai. Tu kitaip tari, tu sakai skat, tai sakau, buvo skat, ne kasp, dabar yra kaspo, aš sakau, skat. Kodėl tu sakai skat? Tai sakau, skat, gečas, viską. Tai aš šiandien vėl apmąstymuose, arba jie suprato, kad aš nežinau, arba jie galvodavo, kad aš žinau ir dėl to pavojingai reikia likviduoti. Bet aš šiandien pasijutau, ačiū labai Artūrui Paulauskui, Giedrai Korienei, labai gerai pasijutau. Tai aš labai teisingai 2014 elgiausi, atvažiavau į savo kariuomenę, kaip sakant, mes visi tie savanoriai laikomi, reiškia, kariuomenės kūrėjais ir pamačiau bardaką. O aš iš tiesų ir norėjau pakalbėti apie 70 milijonų, kur Trumpas su Heksitu fucht ir sakė, nebeduos. Jau dabar apsišykę triedžia, nebeapsaugosim sienos. Palaukit, bardakininkai, dronai skrenda.
Gynybos nėra, gynybos ministrė neadekvačiai šneka. Vadas neadekvatus, jisai kals į Maskvą, jisai šaudys bombom į Maskvą, kažkokios nesąmonės klėdesiai. Tai ir nori pasižiūrėti, ar sugebės ką nors, nes nemato rezultato. Jeigu visą laiką Amerika skiria šitokias sumas ir siena kiaura ir dabar klėdė apie tas pelkes, tai Trumpas turi kažkokius tai Aliaskoj susitarimą su Putinu. Dabar Trumpas ten ar operavosi, ar jisai ten balnicoj kažkokioj tai buvo, gal jam psichozė, nes jis eina iš savęs kartais, jisai ten kaip išprotėjęs ir